Gaudys vėžius? Kuose? Vėžius gaudysi? Kas čia? Ui. Sveiki bičiuliai, šiandien esam prie nuostabus grožio upelio. Puikiai šaunioj stovykloj ir čia gaudysim per naktį vėžius. Taip, vėžius. Likt kartu, virsim, valgysim, lukštensim ir džiaugsimės gerą draugų kompaniją. Tai vat, toks planas šiam savaitgalį. Likit kartu. Upeliukas tik tais gan nemažai pakilęs, tai nežinau. Ar turės tai įtakos, reiks gal į bučiukus, sakiau, akmenų biškį. Pakelį sėdėt, biškelį pasroja, ne taip nešiot. Paruošiamieji darbai. Namuose pasirašiau, susipjaušiau, susikapoju. Pakabinau girliandą, dabar tik tais įkišti bučių ir pervert. Ir pervert ir užrišti. Belieka. Visą kitą darbą namie pasidariau. Tai dabar taip labai gan greitai šmaukšt ant šniūro. Šniūras ant pagalio, kad patogiau būtų į vandenį leisti ir va. Špaukšt taip. Ir gaudysim. Akmenį dar ant dugno reikia tik tais įmest, kad būtų keli, nes labai didelė srovė, sakau, pakilęs vanduo. Labai patogus, va, susipakuoja. 3 įlindimai. Įvėjimai, įlindimai, kaip čia pavadinti. Ir ką? Tenioji. Šmaukšt, paukšt ir va. 3 tokie. Įvėjimai tikrai patogus bačiukai, blemba. Jeigu būtų dar kur nors pirkti, tai tikrai dar kokius pasimčiau kelias. Žiūri gerai. Strymelė. Suverta per akį. Ir pirmin. Kuo daugiau strymelių uždedat, tuo didesnis kvapas, tuo nežinau, daugiau gal tų vėžių būna. Šiaip strymelė tas smirda gerai. Nieko papildomai daugiau ir nededa. Šiuklę susirenkam, pririšam. Siemėm bučius ir varom. Varom ir statysim. Da. Gal aš tau paduosiu? Gal tu man paduok ir... Pažiūrėkit, o kas čia? Čia žymeklis, kad rastų po to bučių šitą. Bet čia ne tavo? Ne mano, čia žmonių. Jo, čia tas. Nu tai mano dar toliau padės. Tai. Kažkur čia, ne? Va taip. Liuks. Nu geras, čia bruzginėlis. Eik. Va. Ir čia. Gerai. Atik. Kuosa? Tik čia. 3, 2, 1. Taip. Bet tokių didelių.
4 negaliu. O jie visi vasiniai? Jo. Ką? Jo. Paleisk. 6. Bet tai būtent 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tos šviežios visiškai. Pasižiūrėk. Gabrieliau? Paskutinis. Nieko. Vienas yra. Vienas? Vienas. Aš jau traukiu. 1, 2, 3. Du. Šimsit? Iš nugarėlės. Saugok pirštus. Šitas pirmas. 2. Sakau, tai čia dėl to, kad dar čia pagaudyta taip. Iškrito vienas. Bet šitoj pusėj. Labai apmažėjo labai. Vienas straglina. Paleisi. Tas labai šitas. Pizdukas. Gal tau padėti? Kas nutiko? Įkando. Žnyba. Nu, tiek vežiu po pirmo išėmimo normalaus. Kiek dabar? Kokie? 5 valandas, ne? 6 be 10. 6 be 10. 6 be 10 jau 20 vienetų turim. Čia jau visus vėžiukus dėsi? Jo. Čia visi vėžiukai? Jo. Aba. Nu čia gal nėra. Ja, bet indžiavo man toks dalykas. Iš bendros kalbos ten išėjo, ten apie tą paveikslą šneka, bet jis papasako. Dar su savo anxiety tada niekaip nemedikuojama, tai aš pakvaišau iš jo. Man visiškai buvo, very bad. Taip. Yra tas mano. Mokat valgyti. Kaip suprantu, išmokės? Taip pritraukiam vėžių. Pirmą partiją užmetėm į laužą, išsivirėm. Dabar va, kerta smakai. Smakai. Smakai, jo. Smakai. Besotis. Besotis. Tai va, tai dar toliau gaudysim ir bandysim dar vieną partiją virti. 4, 5. Bet maži labai. Daug. Galėtų šiaip dugnas atsisekti ir tiesiog išbirėti. Čia tokia. Tai nugaudyta mažiukai. Čia net 6. Tokių tai tik uodegas. O jie be vandens šiaip išgyventų ilgai? Nu, galim dar patikrintą vieną bučių. Nieko jam nenutiks.
Ne, tai aš tiliau, bent įdomu. O, koks didelis. Čia jau didesnė. Vieną, ne? O iš tikrųjų, kodėl tu taip nedarai? Ko? Pažiūrėjau visų vėžių į vieną, nes susiši ir tada filmuodamas ištraukia ir sakai, kiek daug. Kaip čia puola. O šitas koks didelis, žiūrėk. Matas. Nulis. Lygiai nulis. Jeigu ten bus nulis, Čia tai save labai didelė gal. Jo. Ir dar normaliai. Nu. Kažkiek yra. Nedicki. Nežiūrėjau. Bendras yra? Jo, duosi, kaip yra? O, ne, kitas yra ten gale. Aš iš išvaizdą? Aha. Čia gal nuo kitų žmonių gaudimo. Jo. Bet tokie mažiukai. Jo, snieksiukai. Aha, visiškai. Tai sakau, čia Krevetytės. jo, labai nugaudyta, žinai, nes visi atvažiuoja tingiai eit. Prie pat irgi gaudo. Ir jie čia didičkiai. Tai neturi ten plaukt pasroviai? Turi, bet nu kažkiek migruoja. Dar ten vienas liko. Liko? Aha. Kaip mer? Jo, dar. Jėzus, kokie mažiukai. Prie kranto kažkaip va taip. Dar ir viskas. Vienas. Labas rytas. Antrą dieną keliamės iš ryto ir varysim tikrint bučių dar paskutinį kartą. Vakar dar, nežinau, kelis kartus patikrinom, tai nedaug tų vėžių, vienu žodžiu. Nežinau, gal iki 50 surinkom. Mažiau, gal iki 40. Tai vat, vanduo pakilęs, vieną bučių net nunešė. Teko krapštyti iš krūmynų, gerai, kad ant pagalę buvau pririšęs, nes būtume neradę šis. Tai, ruošiam dar vieną virimą padaryti rytinį. Pusrytukas. Tai va. Toks kalnas vėžių. Ola. Bet vat kavos padarai. Tai aš tau kavos padarau, bet... Jo. I'm thankful. Su vėžiais ne kažką, nežinau, kokį 50 gal ir prigaudėm per savaitgalį. Na, gal čia dėl to, kad pakilęs vanduo, kakava plaukia visokie. Sakau, net bučių buvom praradę, reikėjo eiti ieškoti. Nunešė dar kokį 20 metrų į šoną. Gerai, kad tarp tokio krūmo užsinkaravo. Ant pagalę buvau pririšęs. Tai vat, tokios tokelės. Nėra vėžiai didelė, pargaudyta čia šitoje vietoje. O šiek tiek toliau tingėjome eiti, naktinėti. Tai vat, nu, nieko nepadarysi. Taip jau yra. Tai va, vėžių gal ir ne per daugiausia prigaudėm šį savaitgalį, bet šaštų prisikėpėm ir voveruškų dar prisirinkam kibirus. Tai vat, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.